Labas. Visų pirmiausia, noriu labai stipriai pasidžiaugti, kad tu nusprendėjai pasižiūrėti šią prezentaciją. Labai džiaugiuosi, kad tu ieškai galimybių ir šią galimybę tu jau radai. Tai labai tikiuosi, kad šita galimybė pakeis tavo gyvenimą taip, kaip pakeitė mano. Ir aš šiandien esu pasirengusi papasakoti viską nuo pat pradžios iki pat pabaigos, kad tu suprastum esmę ir prasme, kaip šita galimybė gali pakeisti viską, ką tik tu panorėsi ir gali išpildyti visas tavo svajones, jeigu tik jas iš tikrųjų norėsi įgyvendinti. Taigi šiandien aš, Agnė Pudžiuvelienė eteryje, skubu dalintis ekranu ir skubu pradėti pasakoti viską iš eilės. Taigi, šiandien mes kalbėsime apie Livion kompaniją. Tai yra tinklinės rinkodaros kompanija ir, kaip žinia, tai yra 21 amžiaus verslo modelis. Tai jeigu tu esi šitam žmonių sąraše, jeigu tu esi žmogus, kuris ieško aukštos kokybės produktų už prieinamas kainas, jeigu tu esi žmogus, kuris ieško galimybės papildomai užsidirbti pinigų prie jau savo turimo biudžeto, prie jau savo turimų pajamų, arba jeigu tu esi žmogus, kuris ieško verslo idėjų, šita prezentacija irgi tau bus labai aktuali. Žinoma, šita galimybė labai yra tinkama žmonėms, kurie vertina finansinį stabilumą ir asmeninį augimą. Iš tikrųjų, šitam versle mes labai augam, kaip žmonės mes labai tobulėjam kiekvieną dieną. Na ir žinoma, šita prezentacija yra skirta žmonėms, kurie nori keisti savo gyvenimą iš pagrindų. Taigi, kodėl yra verta rinktis Livion? Visų pirmiausia, tai yra nelimituotos finansinės galimybės, tai yra laiko laisvė, tai yra kelionės, tai yra asmeninis tobulėjimas, tai yra galimybė gauti prabangius automobilius ir svarbiausia, kad ir kokį jūs kelią pasirinktumėte, mes jums rodysim tą kelią, kaip nueiti iki savo tikslo, kaip pasiekti savo tikslus, kaip įgyvendinti visą tai, ko jūs norite savo gyvenime. Jeigu trumpai apie mane, tai kaip ir minėjau, aš esu Agnė Pudžiuvelienė, aš esu šios kompanijos top lyderis Lietuvoje. Aš esu labai paprasta, aš auginu vieną sūnų ir aš šitą verslą pradėjau būtent tada, kai šitam nykštukui buvo 4 mėnesiai. Aš gyvenau 5 aukšte, nuomojamam bute, su tuo 4 mėnesių vaikiuku ant rankų ir man tikrai buvo labai sunku tuo momentu būtent finansiniais visais dalykais, nes aš pradėjau dirbti būtent COVID periodu, COVID laikotarpiu buvo labai daug streso, mes nežinojom, kaip bus, kas bus toliau, kaip viskas seksis ir būtent aš pradėjau ieškoti naujų galimybių. Ir šita galimybė tiesiog pasiekė mane paprasta žinute ir aš tiesiog paėmiau šitą šansą ir išmėginau. Nes išmėginimas nieko nekainavo, supratau, kad tai nėra visiškai jokių rizikų, aš nerizikuoju savo turimų biudžetų kažkokiu tai jau esamom pajamom ir tiesiog nusprendžiau, kad aš noriu irgi augti, aš noriu tobulėti, o svarbiausia, aš noriu matyti, kaip auga mano vaikas. Tai tikrai šita galimybė labai stipriai pakeitė mano gyvenimą ir aš kaip visą laiką sakau, nuo puodo ant scenos, kaip matot pirmoje nuotraukoje, aš pasakoju žmonėm, dalinuosi savo patirtimis ir iš tikrųjų niekada nebūčiau pagalvojusi, kad aš prieš tokias auditorijas kažkada tai stovėsiu. Prieš motinystės atostogas aš dirbau irgi samdomą darbą, dirbau vienoje iš didžiausių Lietuvos eurovaistinių. Tai tiesiog paprastas darbas, kur tu keliesi kiekvieną dieną, eini, kalbi su žmonėm, konsultuoji žmonės, darai pardavimus, klausai jų nuotaikų ar tiesiog sprendi kažkokias tai problemas ir man tikrai labai nepatikdavo grįžti po to darbo labai pavargusiai, kalti 12 valandų pamainas. Tai buvo tikrai labai gera mano gyvenimo patirtis, man tikrai labai patiko darbas vaistinėje, tikrai labai daug žinių, bet šita galimybė man atvirė platesnius vandenis, praplėtė mano akiratį ir šita galimybė davė man šansą iškeliauti pirmą kartą, pamatyti daugiau pasaulio. Tai va šita nuotrauka yra iš mano pirmos kelionės į Graikiją, iš nemokamų atostogų būtent kompanijos sąskaita. Tai iš tikrųjų aš esu labai laiminga ir dėkinga savo, kad aš tada sutikau, kad aš priėmiau, pabandžiau, nes tai tikrai veikia ir tą tikrai įmanoma pasiekti ir įmanoma padaryti. Bet didžiausias mano tikriausiai laimėjimas yra tai, kad man būtent po motinystės atostogų į samdomą darbą grįžti nebereikėjo.
Aš iki pat šios dienos auginu savo vaiką, kiekvieną dieną matau, kaip jis auga, aš galiu skirti jam pakankamai laiko, aš galiu su juo leisti kokybiškai laiką ir aš galiu nuspręsti pati, ką aš noriu veikti pirmadienio popietėm, ar penktadienio vakarais, ar trečiadienio rytais. Visą savo laiką aš dėliuojuosi pati ir tai man yra pats geriausias laimėjimas, nes aš matau, kaip auga mano vaikas. Man tai yra beprotiškai svarbu ir būtent Livion man suteikia tokias galimybės turėti ir gerą uždarbį, ir keliauti po pasaulį. Taip pat šitą kompaniją dengia mano būsto paskolą. Tai iš tikrųjų, kai mes norim, mes viską galim padaryti, mes visko galim pasiekti ir galim išpildyti visas savo svajones. Taigi, kaip veikia Livion? Tam, kad jūs geriau suprastumėt, aš būtent pasidalinsiu, kaip atrodo tradicinė distribucija. Tai tradiciniai distribucijai mes turime labai ilgą kelią, kaip nuo gamybos pasiekia produktas galutinės pirkėjo rankas. Tai visų pirmiausia, mes turime ar ne gamintojo medžiagas, kurios yra brangios, mes turime gamybos kaštus, mes turime labai labai didžiulius pinigus reklamai, rinkodarai ir apskritai visam marketingui, kas ir sudaro didžiausią galutinę produkto kainą. Tada mes turime didmeninius platintojus ir tada mes turime komercinius tinklus. Taip veikia tradicinė distribucija. Ir įsivaizduokite, šitas kiekvienas punktas turi atsiriekti tam tikrą savo pinigų dalį, nes visi šitoj vietoje žmonės turi uždirbti pinigų. Tai sudaro aukštas galutinės kainas, kurias gauna ar ne pirkėjas ir turi nedidelį platintojo pelną, nes visi turi iš to uždirbti pinigų. Livion distribucija tai yra labai labai paprastas procesas, tai yra labai sutrumpintas procesas, kuris leidžia sutaupyti labai labai daug pinigų. Tai reiškia, mes turime savo gamintojo medžiagas, mes turime savo gamybą ir mes patys pardavinėjom. Todėl kompanija neišleisdama didelių pinigų marketingui, neišleisdama didelių pinigų didmeniniams platintojams ir komerciniams tinklams, gali mokėti pinigus distributoriams, tiems konsultantams ar žmonėms, kurie prisijungia tiesiog dėl vartojimo, ar tiems, kurie stato komandas, ar negali mokėti didelės pajamas, nes jie neturi išlaidų visai kitoms vietoms, kurios yra pas mūsų nereikalingos. Būtent iš to ir atsiranda pinigai, ar ne? Kompanija dalinasi pelnu su kiekvienu, kuris būtent dirba pas mūsų, kuris reklamuoja produktą, kuris atlieka marketingą, kuris naudoja produktą pats savo. Būtent taip ir yra sutaupomi pinigai ir kompanija dalinasi pelnu su kiekvienu, kuris atlieka savo funkcijas, ar ne? Kas pas mūsų asortimente? Tai asortimente mes turime labai labai aukštos kokybės kvepalus, beprotiškai geri kvepalai ir namų kvapai, turim natūralią kosmetiką, iš tikrųjų kompanija beprotiškai daug investuoja į gamybinių procesų inovacijas, turime tikrai ir fermentacijos įvairiausius būdus, turime natūralią kosmetiką, kuri yra iš tikrųjų veiksminga ir kuri yra iš tikrųjų labai labai geros prieinamos kainos. Taip pat asortimente jūs rasite natūralius maisto papildus ir kokteilius, kas mane iš tikrųjų labai pritraukė, kadangi aš dirbau ar ne vaistiniai prieš tai, būtent pritraukė labai stipriai maisto papildų sudėtis. Man buvo labai svarbu, su kuo aš dirbsiu, ką aš rekomenduosiu žmonėms, ar ne, man buvo svarbu, kad man pačiai nebūtų gėda, ar ne būtent apie tą produktą kalbėti su kitais. Tai maisto papildai labai labai stipriai man parodė, kad tikrai natūralus produktas gali veikti efektyviai, gali turėti gerą rezultatą ir gali nekainuoti brangiai. Ir, žinoma, gali turėti labai labai geras veikliąsias medžiagas bei geras sudėtis. Namų kvapai ir kvepalai lygiai tas pats. Visą laiką buvau pakankamai skeptiškai nusiteikusi ir tuos ar ne kvepalus, kurie neturi brendo, neturi pavadinimo kažkokio tai, bet būdama čia, naudodama šituos kvepalus, aš supratau, kad kiek gyvenime aš pinigų ištaškiau būtent tik tai už vardą, už prekinį ženklą kažkokį tai ir iš kur atsiranda tokios didelios kainos, o ne, bet Livion suteikia galimybę naudoti aukštos kokybės produktus už 5 kartus žemesnės kainas. Tai iš tikrųjų asortimentas tikrai yra ir prabangiai atrodantis, ir labai labai kokybiškas, ir išvaizdus, ir žinoma, svarbiausia, efektyvus. Taigi Livion susideda iš 3 dalių. Visų pirmiausia, tai taupimas, tai gali būti papildomas uždarbis ir tai gali būti pasyvus uždarbis, kuriant komandą. Taigi dabar apie visus 3 dalykus iš eilės. Visų pirmiausia, kai mes ateinam, sakykime, ar ne,
Tiesiog prisijungiam prie kompanijos, užsiregistruojam elektroninį parduotuvę, mes galime tiesiog taupyti. Jūs galite užsisakyti ir naudoti aukštos kokybės produktus tiesiog pigiau. Jūs prisiregistruodami visą laiką gaunate visam gyvenimui šitoje elektroninėje parduotuvėje nuo 30 iki 50% nuolaidą visam laikui. 30% yra pastoviai visada, 50% siekia, kai yra papildomi pasiūlymai, papildomos nuolaidos kažkokios tai. Užsisakant produktus, tu renki taškus, kiekviena prekė yra įvertinta tam tikra taškų suma, kuri matosi elektroninėje parduotuvėje ir už tuos taškus tu galėsi apmokėti sekančius savo krepšelius. Reiškia, iš savo pinigų tau gali nebereikėti visiškai mokėti už krepšelį, tu gali tiesiog panaudoti tuos sukauptus taškus ir neliesti savo pinigų. Ne? Tu gali tiesiog taupyti. Na ir žinoma, visą laiką turėsi galimybę dalyvauti išskirtinėse nuolaidose ir pasiūlymuose, kurių kompanija tikrai duoda labai labai daug. Tikrai galima sulaukti ypatingų nuolaidų, ypatingų išpardavimų ir galima tikrai naudoti labai labai aukštos kokybės produktus už labai labai žemas kainas. Toliau mes galime eiti į papildomą uždarbį. Kai mes papildomai uždarbiaujam ar nebūtent iš šitų produktų, ką jūs darot, tu rekomenduoji aukštos kokybės produktus, ar ne? Tu pats naudoji tos produktus, tau jie patinka ir tu nuoširdžiai gali tos produktus parekomenduoti kažkam. Lygiai tas pats, ar neįsivaizduokim, jūs tikrai nuėjote į gerą filmą. Ir tas filmas jums labai patiko, jis paliko gerą įspūdį. Ir jūs ką darote? Jūs rekomenduojate tą filmą savo draugams. Jūs sakote, va, nueik, pasižiūrėk, premjera, labai fainas, labai geras filmas, man labai patiko labai gerą įspūdį. Ir jūs rekomenduojate, ar ne? Tik tai tiek, kad filmo autoriai, kurie jums nemoka komisinių už tai, kad jūs pakvietėt žmonių tą filmą pasižiūrėti, ar ne? Šita kompanija jums moka pinigus už tai, kad jūs rekomenduojate šitos produktus išbandyti kažkam kitam. Jeigu jūs dirbsit, jeigu jūs rekomenduosit, jūs automatiškai padėsite žmonėms rūpinti savo sveikatą, jeigu jūs prekiausite maisto papildais, padėsit rūpintis grožiu, nes tai ar ne kosmetika yra labai geros kokybės, tiesiog žmonės padės jūsų įtaką pasijausti geriau. Jūs visą laiką turėsite puikius pasiūlymus parduotuvėms, grožio srities specialistams. Kadangi tai yra aukštos kokybės kosmetika, galbūt jūs turite kontaktus su kosmetologais, kurie norės įsivesti pas save šitą kosmetiką ir darbuoti su šitais produktais. Galbūt jūs turite kažkokių kontaktų parduotuvių, ar ne, arba užmėgsite kontaktų būdami čia, parduotuvėms jos gali išsistatyti šitos produktus, jos gali prekiauti irgi šitais produktais ir jūs iš to uždirbsite irgi pelną. Nuo pardavimų tiesiog jūs uždirbsite nuo 30 iki 50%. Tai vėlgi, jūs perkate ar ne elektroninės parduotuvės kainą su savo nuolaida, parduodat katalogo kainą. Nuo kiekvieno pardavimo jūs uždirbat nuo 30 iki 50% tiesiai į kišenę, plus kaupiate taškus savo elektroninėje parduotuvėje. Na ir aišku, svarbiausia, asmeninė elektroninė parduotuvė su referalinė nuoroda. Ką reiškia turėti asmeninę elektroninę parduotuvę? Jūs tikrai žinote, o galbūt nežinote, galbūt nesate dar niekada susipažinę, bet sukurti elektroninę parduotuvę, ją paleisti, sukelti produktus, visą laiką prižiūrėti, pritaikyti nuolaidas, viską padaryti, tai yra labai dideli kaštai. Tai tikrai kainuoja labai didelius pinigus išlaikyti elektroninę parduotuvę ir dar rūpintis pardavimais ir dar ieškoti naujų klientų ir dar visako. Tai jums kompanija nuima tą visą vargą, būtent kuris yra susijęs su elektroninė parduotuvė. Šitą elektroninę parduotuvę jūs gaunate kiekvienas asmeniškai nemokamai savo. Ir jeigu jūs nuspręsite eiti į dar platesnius vandenis, į dar platesnius dalykus, jūs galite susikurti pasyvias pajamas, būtent statant komandą. Ką reikia daryti, statant komandą? Tai yra labai paprasta, labai žmonės kartais komplikuoja ir nesupranta viso šito dalyko, bet ką reikia daryti, tai reikia tiesiog irgi ieškoti toliau žmonių, kurie norėtų naudoti produktą pigiau, tiesiog taupyti pinigus, kurie norėtų parduoti produktus ir uždirbti papildomų pinigų. Na ir aišku, galbūt surasite tokių, kurie irgi norės statyti komandą ir plėsti toliau verslą. Tai yra beprotiškai naudinga jums, nes jūs statydami komandą užtikrinate savo pajamų stabilumą. Lyginant, sakykime, ar ne, su pardavimais, su papildomu uždarbiu, jūs esat visą laiką įsipareigoję, jūs esat priklausomi nuo vietos. Ar ne, jeigu, sakykime, dirbate online, jums reikia paštomatų, jums reikia išsiuntinėti ar nesiuntas. Jūs visą laiką turite pakuoti tas siuntas ar ne, kurjerį laukti. Jūs esate įpareigoti, ar ne, šiek tiek
Ir, sakykime, tokiu atveju aš visą laiką save lyginu, kadangi mano vaikas yra dar nedidelis, jis dažnai serga, aš kartais fiziškai negaliu lėkti tų siuntų pakuoti ir lėkti jas išsiųsti, ar ne, nes mano vaikas yra sergantis, aš jam turiu daugiau dėmesio skirti. Ir jeigu aš siuntų nepakuoju, jeigu aš neieškau naujų klientų, nėra kam išsiųsti tų siuntų, automatiškai aš nebeuždirbu. Su komandos statymu yra visiškai kitaip. Nes jeigu, pavyzdžiui, ir nesakykime, susirgo mano vaikas, tai nereiškia, kad visa komanda susirgs, visi komandos vaikai susirgs ar ne mamos dirbančios ir nieks nebeprekiaus, nieks nebesiuntinės tų siuntų. Ne. Tai yra visiškai pajamų stabilumas, nes tu gali tada savo atsikvėpti, bet kiti ar neprekiauja. Nieks nenustoja pirkti produktų dėl savęs, nieks nenustoja toliau prekiauti ir nieks nenustoja toliau statyti komandą. Toliau tu gali turėti visą laiką pasyvias pajamas. Žinoma, tai tos pasyvios pajamos neatsiranda labai greitai. Mes turime turėti omeny, kad statant komandą reikės šiek tiek laiko daugiau, ar ne, kad sukurti tą pasyvių pajamų šaltinį. Bet po, sakykime, keletos metų, jeigu tu skiri savo 5 ar ne metus šitam verslui ir tikrai aktyviai darbuojas, po 5 metų tu gali turėti labai gražų pasyvų uždarbį, nes paprasčiausiai tai komandai tavęs nebereikės, tavo žmonės bus apmokyti, jie žinos, ką daryti, jie žinos, kaip elgtis toliau, tu būsi susikūręs sistemas, pagal kurias tu darbuosies ir tu turėsi tiesiog laisvas rankas. Tu būsi įdarbinęs savo sistemą, kuri dirbs tau ir kuri neš tau pajamas, kuri atneš tau uždarbį kiekvieną mėnesį. Taip pat, statant komandą, mes galime taikytis į didesnės motyvacinės programas, apie kurias irgi papasakosiu toliau. Žinoma, kai auga komanda, žymiai greičiau pajamos auga, tai yra lankstus visiškai laikas darbui, jūs pasirinkat, kada jums yra patogu. Man asmeniškai patogu yra tada, kada man laikas užsiėmęs yra. Man asmeniškai patogu yra labiau ryte pasidarbuoti, bet gal kažkas tai einate į samdomą darbą, tu eini, sakykime, samdomą darbą, tu negali pripulti samdomam darbe kažko pasidaryti, tu gali pasidaryti grįžęs, tu gali pasidaryti tada, kada tavo vaikai miega, tu gali pasidaryti savaitgalį, tu gali visiškai turi planuotis, gali planuoti savo laiką taip, kaip tau noris. Svarbiausia, reikia suprasti, kad mes esam laisvo oro direktorė, ar ne, mes galim turėti laisvę rinktis, kada mes norim padaryti, bet mums reikia suprasti, kad reikia padaryti. Dalykai turi būti padaryti, jeigu mes norime gauti iš to pelną. Asmeninis augimas. Aš niekada negalvoju, kad aš dirbdama iš namų galiu išmokti tiek daug dalykų, žinokit, nes tikrai čia susideda visko labai daug. Niekas neteina ir neužgriūna galvos, ar ne, su vienu momentu tu mokiniesi viską po žingsnelį. Iš pradžių mokasi, kaip ieškoti klientų, kaip ieškoti verslo partnerių, kaip daryti registracijas, kaip pasidaryti prezentaciją, visko tu po truputėlį mokais. Bet kuo tavo labiau komanda auga, su kuo tu daugiau žmonių pabendrauji, tu žiūri, kad tavo poreikiai didėja, tu žiūri, kad tavo renginius reikia išmokti organizuoti, reikia ten, nežinau, visokiausių dalykų mes iš tikrųjų išmokstame ir viskas priklauso nuo tavęs, ant kiek tu norėsi mokytis ir ant kiek tu norėsi tobulėti. Jeigu tu nenorėsi renginių organizuoti, tai niekas tavęs ir nevers. Bet jeigu tu inicijuosi, tu visą laiką rasi pagalbą, kas tau tai padės padaryti. Ir kas svarbiausia, mes visą laiką turime paruoštas sistemas darbui ir mokymus tiek online, tiek offline. Tu ateisi pas mus ir tu gausi visą reikiamą medžiagą pradžiai. Tu gausi viską žingsnelis po žingsnelio, tau reikia tik tai išklausyti visą informaciją, pasitikėti procesu ir eiti daryti dalykus. Eiti ieškoti žmonių, eiti ieškoti, kam reikia tavo produkto arba tavo verslo galimybės. O visa, kaip tai padaryti, jau yra paruošta, tau tai reikia paimti į savo rankas, perleisti per save ir dirbti, kad tu uždirbtum. Na ir žinoma, kaip ir yra pažymėta parama ir pagalba iš lyderių, aš visą laiką stoviu kaip kareivis šalia, stengiuosi į visus įmanomus klausimus atsakyti. Jeigu klausimų aš nežinau, aš surandu, kas žino tą atsakymą. Ir žinoma, mes visą laiką duodam visus atsakymus. Bet žinoma, jūs patys turit būti motyvuoti, jūs turit patys turėti klausimų ir jūs patys turit norėti pasiekti visų dalykų, ką gali duoti Livijon. Ir viskas prasideda nuo vieno vienintelio žmogaus. Viskas prasideda nuo tavęs. Viskas yra svarbiausia nuo tavęs. Ir žmonės dažnai irgi nesupranta, kaip čia viskas veikia. Tai aš trumpai papasakoju, kaip viskas veikia, nuo ko reikia pradėti. Tai kiekvienas mes, lygiai taip pat ir aš, kai pradėjau prieš 4,5 metų, aš buvau vienintelė pati savo, viena kareivis savo. Paskui tik tai vėliau atradau žmonių, ar ne?
Bet aš atėjau ir aš buvau lygiai tokia pati viena. Mes turime pradėti kalbėti su artima aplinka. Galbūt kažkam pasiūlyti produktą, galbūt kažkam pasiūlyti dirbti kartu, užsidirbti kartu. Kaip pasiūlyti, vėlgi yra mokymai. Praktiškai mums šitam verslui užtenka pažinoti vieną žmogų. Čia yra pažymėti 5, bet realiai užtenka vieno žmogaus. Nes vienas vidutinis žmogus pažįsta apie 300 žmonių, su kuriais gali pakontaktuoti ir kuriems gali pasiūlyti šitą galimybę ar šitą produktą. Ne? Tie 300 žmonių pažįsta dar po 300 žmonių. Ir tie anie dar po 300 žmonių, ne? Sakykime, vidutiniškai. Tai iš vieno žmogaus, kiek mes galime pasiekti ypatingai šiais socialinės medijos laikais, kai tai yra visiškai nesustabdomas, neapriepiamas, neišsemiamas kontaktų sąrašas. Pasaulyje yra 8 milijardai žmonių, jeigu nedaugiau. Ir visi gali būti pas jūs. Galbūt ne, galbūt perdedu visi, galbūt 8 milijardai nebus, bet tai yra beprotiškas kiekis kontaktų. Tu kiekvieną dieną gali pakalbėti su begalėm žmonių, kuriems galbūt reikia tavo produktą arba tavo galimybės. Mūsų darbas yra tiesiog kalbėti, įrodyti. Įrodyti tai profesionaliai. Nekišant, negrūdant, neliepiant kažko, neįkyrėjant. 21 amžiaus verslas jau yra nebe toks, kad mes einam į duris, beldžiam, bar, gal nori ten kažko tai nupirk iš manęs. Ne, mes taip nebedarom. Mes ieškom žmonių, kurie yra atviri ir kuriems reikia, kurie nori patys prisijungti pas tave. Tai veikia labai labai paprastai. Tu pradedi rekomenduoti produktus, padedi pardavinėti kažkam, tu padedi kurti komandas, tu duplikuoji jau esamą sistemą, tu mokini pats to, ko pats išmokai. Tu mokini tai, ko tu moki pati, tu neprivalai iš karto atėjęs mokėti visko. Niekas nemoka absoliutiškai. Aš absoliutiškai buvau žalia. Visiškai žalios spalvytės moterytė buvau, kai atėjau. Aš nesupratau nieko visiškai. Absoliutiškai nieko nesupratau apie tinklinį marketingą, apie tinklinį rinkodarą, nesupratau, iš kur atsiranda pinigai. Nieko absoliutiškai nesupratau, bet aš kiekvieną dieną mokausi. Ir aš iki pačiol mokausi ir aš mokinsiuosi iki gyvenimo galo. Nes yra vienas labai geras pasakymas, ar ne, kad tik tai kvaili žmonės žino visus atsakymus. Jiems jau viskas yra ir taip aišku. Mes kiekvieną dieną mokomės ir mokome kitus. Ir reikia labai suprasti, kad tavo bendruomenė, kurią sukursi tu, tai ir yra tavo komanda. Tai ir bus tavo komanda, ką tu turėsi pas save. Ir visi šitie žmonės, kurie ateis pas tave į komandą, kurs tavo pasyvių pajamų šaltinį. Kuo tu išplėsi daugiau komandą, kuo tu turėsi daugiau klientų, kuo tu turėsi daugiau verslo partnerių, tuo tavo uždarbiai bus didesni. Čia yra mūsų marketingo planas ir tai yra tik pirma marketingo plano dalis. Ir mūsų pats pirmas dalykas, ko mes greičiausiai turime pasiekti, ko tu greičiausiai turėtum norėti pasiekti, tai yra 22%. Pagal marketingo planą yra skaičiuojami mėnesiniai uždarbiai, kuriuos kompanija išmoka kartą per mėnesį. Tai sakykime, jeigu tu ateini dirbti tik papildomam uždarbiui, tu gali gauti savo atlyginimą, kad ir kiekvieną dieną. Kiek pardavimų pasidarysi per dieną, tiek uždarbio turėsi. Komisiniai yra išmokami vieną kartą per mėnesį. Tai reiškia, mes dirbam už 2 atlyginimus iš viso. Vienas nuo pardavimų, kitas yra būtent komisiniai. Tai mes, kai visi ateinam ar ne į komandą, mes esame 0%, nebent ateinam su verslo paketais, apie kuriuos papasakosiu pabaigoje. Tai kiekvieną mėnesį pradedam nuo 0, kaupiam taškus, taškai yra kaupiami būtent už produktus, už pirkimus ar ne, tavo ir tavo komandos elektroniniai parduotuviai. Na ir kiekvienas yra laiptelis įvertintas, už kiekvieną laiptelį jūs gausite aplodismentus, už kiekvieną laiptelį jūs gausite pagyras, už kiekvieną laiptelį jūs gausite palaikymą, skatinimą ir, žinoma, vis didesnius komisinius. Ir 22% yra labai labai svarbus, todėl kad jis duos didesnį augimą ir jūs pats turite būti pasiekęs visų pirmiausia 22%, kad jūs kiltumėte į dar aukštesnės kvalifikacijas. 22% pas mus uždirba nuo 700 eurų iki 1200 eurų. Kai aš išeidinėjau iš motinystės atostogų, aš jau buvau 22% ir jis man leido, šitas būtent procentas man leido nebegrįžti į samdomą darbą. Taip pat su 22% mes jau pretenduojam į motyvacinės sistemas, tai yra papildomi komisiniai, tai yra
svajonių automobilį ir tai jau yra nemokamas kelionės. Tai todėl yra labai labai svarbu, kuo įmanoma greičiau siekti to 22%, kad jūs pradėtumėte normaliai uždirbti. 2200 eurų komisinių tikrai jau galima Lietuvoje pakankamai solidžiai išgyventi. Tai yra žymiai daugiau negu kad žmonės dirba ne kai kuriuose samdomuose darbuose, kur eina į darbą kiekvieną dieną, kala tikrai labai ilgas valandas ir gauna minimumą. 1200 yra eurų daugiau negu minimumas. Toliau eina sekančios kvalifikacijos, ar ne? Tai yra auksinis vadybininkas, dementinis vadybininkas, vicedirektoriai, direktoriai, prezidentai, senior prezidentai. Ir kaip matote, ar ne, čia uždarbis yra pažymėta begalybė. Jūs galite uždirbti tūkstančiai, dešimtimis tūkstančių, milijonais, milijardais. Ir aš tikrai žinau tokių žmonių, kurie uždirba milijardus šitame versle. Tik aišku, mus skiria tik laikas. Ir tiek tą, ką mes per tą laiką nuveiksim. Aš esu šiuo metu deimantiniam menedžerį, deimantiniai kvalifikacijai. Ir dar laiko, duokit man laiko, duokit daugiau padirbti, duokit daugiau kontaktų, surasiu daugiau kontaktų, surasiu daugiau klientų ir tik laikas parodys, kada aš pasieksiu tas aukštesnės kvalifikacijas. Lygiai tas pats galioja ir jums. Per kokį laiko tarpą jūs padarysite tam tikrą veiksmų planą, veiksmų eigą, tokius jūs rezultatus ir turėsite, tokius jūs uždarbius ir turėsite. Taigi Gold Manageris, kodėl yra svarbu tas 22%, kodėl svarbu yra pasiekti tą 22%, Gold Manageris, Diamond Manager ir Vice Director tai yra mūsų antra marketingo plano dalis ir tam, kad jūs pasiektumėte Gold Manager, jums reikia turėti komandoje vieną žmogų, kuris irgi pasieks 22%. Diamond Manageriui jums reikia turėti 2 žmonės, kurie pasieks 22%. Na ir Vice Director, jums reikia turėti 5 žmonės, kurie pasieks 22%. Ne? Todėl yra labai svarbu pačiam kuo greičiau pasiekti ir tada ugdyti žmonės, auginti lyderius pas save komandoje, kad jūs galėtumėte toliau siekti aukštesnių kvalifikacijų. Taip pat direktoriaus kvalifikacija tai yra 6 žmonės po 22%, prezidentas tai jau yra 8 žmonės po 22%, na ir senior prezident tai yra 9 žmonės po 22%. Ir tai yra jau didžiulės komandos, tai yra tarptautinės komandos, kurioms tikrai reikia įdirbio, užsidegimo, entuzijazmo ir įdirbio. Ir jūs turite visiškai neribotus uždarbius, kuriuos jūs galite uždirbti ne per metus, per mėnesį. Tai yra labai svarbu. Kokias motyvacinės papildomas sistemas siūlo šita kompanija? Tai yra 3 pagrindinės. Tai yra svajonių automobilis, taigi pasiekus 22%, jūs galite pretenduoti į savo svajonių automobilį. Tai ką reiškia? Jūs išsirinkat mašiną, kokią jūs norit vairuoti, kompanija padengia jūsų automobilio leasingą. Žinoma, tai nėra kažkoks įsipareigojimas, kad paskui tai kompanija atims iš jūsų tą mašiną. Ne, yra 4 metų laikotarpis, jūs darote sutartį su leasingu, jau ten jūsų pasirinkimai, kokią mašiną, kiek mokėsit, kiek pinigų ir taip toliau. O kompanija duoda savo sąlygas, sakykime, tu pasiekai 22% su 750 eurų komisinių ir jeigu jūs įvykdote sąlygas, yra mokama 275 eurai ekstra kas mėnesį, kad jūs dengtumėte savo mašinos automobilį. Po 4 metų išmokėtas leasingas, jūsų mašina pasilieka jums, jūs norit parduodat, norit kitą nusiperkat, ką jūs norit tą darot, nes tai yra jūsų mašina. Kompanija jums tik tai moka bonusą tos mašinos apmokėjimui. Kai kurios kompanijos pasiema mašiną, šita kompanija ne. Tai yra jūsų automobilis, tai yra jūsų svajonė, kurią jums kompanija padės išpildyti. Jeigu jūs nuspręsite tiesiog mesti ir nebedirbti, savo mokėjimus, savo leasingus toliau tęsite mokėti patys. Toliau yra būsto paskolos dengimas. Būsto paskolos dengimo bonusą aš gaunu nuo 22 metų, tai lygiai ta pati istorija kaip ir su auto leasingo dengimu. Jūs turite pasiekti auksinio vadybininko kvalifikaciją ir tiesiog turite surinkti tinkamą kiekį taškų, kuris yra nurodytas kompanijos sąlygose. Jūs įsivykdote bonusą ir jūs gaunate ekstra minimum nuo 350 eurų per mėnesį iki 1800 eurų per mėnesį bonusų jūs galite gauti prie savo komisinių.
Tik tai žinoma, reikia suprasti, kad jeigu tu vieną kartą įsivykdysi tą sąlygą, nebus taip, kad visą gyvenimą jums kompanija dengs jūsų paskolą. Jūs turite įvykdyti sąlygas kiekvieną mėnesį, kad jūs gautumėte tą bonusą. Tai yra motivacinė sistema, ar ne, kiekvienam mėnesiui. Tai jūs galite turėti seną paskolą. Mano atveju, kai buvo, aš jau dirbau su kompanija ir man pasileido šitą motivacinę sistemą, aš tada dar gyvenau tam 5. aukšte nuomojamam bute ir pasileido nuo naujų metų šitą motivacinę sistemą. Ir aš pradėjau visiems šnekėti, kad šita kompanija dengs mano būsto paskolą. Jūs įsivaizduokit, kaip visi reagavo. Jis sakė, Agne, tu neturi nei namo, tu neturi paskolos, tu nieko neturi, o tu jau šneki, kad šita kompanija dengs. Ir aš sakiau, jūs tik palaukit, čia tik klausimo reikalas. Klausimo reikalas, tai yra tik tai laiko klausimas. Laiko reikalas. Na ir taip, rugpjūčio mėnesį, per naujus metus pasileido šitą motivacinę sistemą, rugpjūčio mėnesį mes nusipirkom namą, spalio mėnesį man kompanija pradėjo dengti būsto paskolą, nes aš įvykdžiau sąlygas. Ir tada visi žiūrėjo, visi žiūrėjo. Tada sakiau, nagi, tai kur teisybė? Kur čia? Vaivorykštės kažkokios turi vienaragiai, kur čia kažkokios tai nesąmonės, ar ne? Tai yra tiesa. Viskas priklausys nuo jūsų užsidėgymo, kaip jūs greit norėsite tai padaryti. Ir kaip ir pradėjau sakyti, būsto paskola gali būti sena, gali būti nauja, visiškai nesvarbu. Kompanijai svarbu, kokią jūs kvalifikaciją pasiekėt ir kokią vertę kompanijai jūs sukūrėt. Na ir žinoma, pasiekus 22% jūs galite keliauti nemokamai atostogų. Aš jau šitos kompanijos sąskaitą esu aplankiusi Graikiją ir Egiptą, tai būtent šito palmių kelioniai. Tai yra atostogos, kurios yra wow. Tavo reikalas yra tik dasigauti iki oro uosto, susidėti savo šmutkės, tave įsodina į lėktuvą, išveža atostogų, tu nori gulėk, nori sėdėk, nori deginkis, nori plaukiok, absoliutiškai viskas įskaičiuota, prabangiausi viešbučiai, tai tikrai nuostabios atostogos, kur tu leidi laiką su beprotiškai nuostabiais žmonėmis, nes mes važiuojam kaip grupė visą laiką į šitas atostogas ir tikrai po tų atostogų tu grįžti ir pailsėjęs, ir su naujom idėjom, su naujų užsidegimu, su naujais įspūdžiais. Tai tikrai pačios geriausios atostogos su šitą kompaniją, kokias aš esu tik tai turėjus. Į Graikiją vykau viena, į Egiptą važiavom jau abu kartu su vyru. Tai tikiuosi, kad šiais metais važiuosim jau visi 3 ir su vaikiuku kartu pailsėti kažkokią tai egzotinę šalį. Taip pat mes dažnai turime įvairiausias keliones į Lenkiją, į mūsų gamintojo šalį ar ne į mūsų būstinę, kur turime renginius įvairiausius. Tai tikrai su šita kompanija galite pamatyti pasaulį. Kur per palmes apskritai yra keliavęs Libijon, tai yra Arabų Emiratai, Tailandas, Omanas, Dominikos Respublika, Maldyvai, Dubajus, Graikija, Turkija, Žaliojo kyšulio salos ir Egiptas. Na ir čia matote keletą nuotraukų būtent iš tų atostogų, kaip ir sakiau, visi mes važiuojame grupėmis, na, o čia nuotrauka, modu kartu su vyru pliuškenamės baseinį ir tikrai neliūdim. Patikėkit manim, tai buvo pačios geriausios atostogos ir patys geriausi įspūdžiai, kokius aš tik tai galėjau apturėti atostogų metu. Svajonių automobiliai. Tikrai šita kompanija yra išdalinusi labai daug automobilių ir labai daug žmonių išpildė savo svajones ir važinėja ne tik tai, kad su prabangiais automobiliais, jie važinėja su saugiais automobiliais. Mano irgi yra toks lūkestis, aš irgi dabar stengiuosi įsivykdyti šitą motivacinę sistemą, būtent, kad tiesiog savo šeimą važinėti su saugesniu automobiliu. Taip, atrodo gražiai, viskas fainiai, viskas gerai, bet ne viskas yra grožiai. Dažniausiai mes norime, kad mūsų automobiliai būtų naujesni, kad jie negestų, kad degalų mažiau rytų ir taip toliau. Tai būtent šitie žmonės irgi naudojasi šitą sistemą tam, kad ne tik tai prabangiau, bet ir saugiau būtų. Tai galim pasižiūrėti netgi keletas lapų ar ne šitų automobilių uždalintų. Tai kai kurie pasiema net ne po vieną mašiną, jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį ar net gal pasižiūrėtumėte, tai yra Tomašas ir Patricija, mūsų top kompanijos lyderiai ar ne, įkūrėjai, galima sakyti, šitos kompanijos, jie yra ir čia, ar ne, su ankstesniu automobiliu. Jeigu trečią lapą pasižiūrėti, ar ne, irgi mes matome, kaip įteikinėja jie šitą nuostabų juodą gražų BMW. Tai tikrai tų automobilių yra beprotiškai daug išdalinta skirtingiems žmonėms, ar ne, ir skirtingi žmonės pasiekia šitas kvalifikacijas ir skirtingi žmonės ar nenaudojasi šitą bonusinę sistemą. Tik tai klausimas, kada jūs tai padarysit ir kada jūs pasieksite savo svajonių. Būsto paskolų dengimai,
Tai matome ar mane, ar neatsiminėjančią šitą būsto paskolos dengimo bonusą nuo 22 metų ir Lenkų mūsų kolegų irgi turime. Čia mūsų kompanijos direktorius, įkūrėjas yra ar ne. Tai tikrai šitų bonusų irgi yra pridalinta, tik vėlgi klausimas, kada jūs pasiimsite šitą bonusą savo. Na ir jeigu jūs jau norite pasiimti šitų bonusų savo, klausimas, kaip pradėti visus šitos nuotykius su Livion kompanija. Tai iš tikrųjų yra 4 pasirinkimai, yra 2 klasikiniai ir yra 2 verslo paketai. Kiekvienas pasirinkimas yra geras, kaip jūs nuspręsite, taip ir važiuosim. Kokį jūs variantą pasirinksite, taip ir pradėsim, taip ir dirbsim, taip aš jūs mokysiu nuo pat pagrindų. Taigi, jeigu yra klasikiniai variantai, tai yra nemokama registracija, pats pirmas variantas, tai jūs pradedat su apskritu 0 eurų, visiškai jokių investicijų, bet jūs ir negaunate jokio pasyvo gaunate 0 taškų pradžiai. Gaunate, kaip ir minėjau anksčiau, 30%, nuo 30 iki 50% nuolaidą visam laikui, ir nėra jokių pasyvių pajamų. Toliau yra produktinė registracija, kurią aš tikrai labai rekomenduoju pasinaudoti, nes labai svarbu yra susipažinti su tuo, ko jūs dirbsite, susipažinti, pačiupinėti patiems ar ne, ką jūs čia turėsit, ką jūs čia rekomenduosite. Tai produktinė registracija yra apsipirkimas minimumu 65 eurus šito elektroninėje parduotuvėje, savo elektroninėje parduotuvėje. Ir aš sakau, kad tai yra net ne investicija, tai yra tiesiog apsipirkimo įpročio pakeitimas. Ar jūs naudojat šampūnus? Taip. Ar jūs naudojat kremus? Taip. Ar jūs naudojate skalbimo priemonės? Taip. Ar jūs naudojate kvepalus? Taip. Ar jūs naudojat maisto papildus? Taip. Tai vietoj to, kad jūs eitumėte pirkti į kažkokius tai prekybos centrus visus šitos dalykus, jūs tiesiog apsiperkat šitoje elektroninėje parduotuvėje. Jūs pakeičiat savo apsipirkimo įprotį ir vietoj vienos vietos perkate kitur. Ir tada jūs automatiškai būnate pasibandę produktų, jūs būnate susipažinę su produktu, jūs jau turite ką pačiupinėti ir jūs jau turite ką parekomenduoti kitiems. Žinoma, nuo apsipirkimo jūs gausite nuo 200 taškų startui, už kuriuos jau bus išmokėtas pirmas komisinis atlygis arba kitaip vadinama grąža tiesiog į jūsų elektroninę parduotuvę. Taip pat jūs gausite 30-50% nuolaidą visam asortimentui, visam laikui nuo 30 iki 50, bet su šitais dviejais klasikiniais variantais mes turime suprasti, kad mes nuo pat pradžios negausime jokio pasyvaus uždarbio, mes viską turėsime statyti nuo nulio. Toliau yra verslo paketai, tai irgi yra labai puikus variantai, tai yra supervisor verslo paketas, kur mes startuojam su 550 eurų. Už 50 eurų jūs gausite įrankį, aš visą laiką sakau, jeigu tu nori įkalti vinį į sieną, tu turi turėti plaktuką, tu turi turėti įrankį. Be įrankio tu vinies neįkalsi. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu tu nori parduoti kvepalus, jeigu tu nori rekomenduoti produktą kažkam kitam, tu turi turėti įrankį. Tik čia įrankis yra kvepalų mėginukų papkė. Žmogui tu gali duoti patestuoti, tu gali nusinešti į parduotuvę, parodyti ar ne tą papkę ir pasiūlyti išsistatyti produktus į tą parduotuvę su tą papkę. Tai yra įrankis, su kuriuo jūs kalsite vinį į sieną. Tai yra įrankis, su kuriuo jūs darysite pardavimus. Ir tie 500 eurų likusių niekur absoliutiškai nedings. 500 eurų įkrenta į jūsų elektroninę parduotuvę ir jūs turite 3 metus šitų 500 eurų panaudojimų. Ir jūs panaudosite realiai savo. Nueisit su papke kažkur, tai parduosit kvepalų, jūs galėsite užsakyti būtent iš šitų 500 eurų, atsiskaityti iš tų 500 eurų iš savo elektroninės parduotuvės. Galbūt jūs pirksitės produktus savo. Jūsų reikalas, kur jūs išnaudosite tuos 500 eurų, bet svarbiausia, kad šitie 500 eurų niekur nedings. Jie yra jūsų ir jie įkris į jūsų elektroninę parduotuvę. Taip pat jūs gausite 1700 taškų startui ir jums grąža bus 29 eurai. Bet labai svarbi vieta yra, kad jūs čia turėsite pasyvias pajamas nuo pat pirmos dienos, nuo pat starto. Yra pažymėta, kad yra 7% pasyvų. Tai jeigu sugrįžti atgal į marketingo planą, tai jūs pažiūrėkit, jeigu startuojat su klasikiniam, jūs visą laiką kiekvieną mėnesį stovit ant 0. Jeigu startuojat su supervisoriu, jūs stojat iš karto ant 3 laiptelio ir jūs nuo pat pirmos mėnesio dienos kiekvieną mėnesį busite 7%, 7%. Ir jeigu jums sunkesnis mėnuo, jeigu jums sunkesnė pradžia, kas būna labai dažnai, kad tiesiog pradžia sunkiau yra užkurti,
jūs mažesnė prekyba galbūt turėsite ar tiesiog sunkesnis mėnuo, jums vis tiek bus 7% nuo jūsų taškų, kad jūs turėtumėte tą pagalbą. Jūs vis tiek turėsite tas pasyvias pajamas. Na ir grįžtant atgal prie paskutinio verslo paketo, prie premium paketo, tai yra 1050 eurų startui. Vėlgi už 50 eurų jūs gaunate papkę ir 1000 eurų įkrenta į jūsų elektroninę parduotuvę. Vėlgi tie patys 3 metai, galbūt jūs išnaudosit per mėnesį, galbūt jūs išnaudosit per metus. Čia jau tik tai jūsų reikalas, kaip jūs greit norite savo verslą užkurti. Kuo jūs įdėsite daugiau veiksmo, tuo jūs greičiau išnaudosite tos pinigus. Taigi produktui 1000 eurų ir jūs gaunate 3400 taškų startui ir čia jums grįžta 7-9 eurai. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt ir paskaičiuotumėt iš versliosios pusės, jūs čia gaunate daugiau negu kad įdedat. Tai yra labai labai svarbu. Jūs įsidėjot ar ne 1000 eurų į elektroninę parduotuvę, jeigu jūs eisite pardavimais, tai sakykime 30% ar ne, 30% nuo produkto, tai yra 300 eurų, jums sugrįž 1300 ir dar kompanija išmokės 7-9 eurus komisijai. Tai jums sugrįžta ar ne grubiai 1380, dar grubiau 1400 eurų vietoj įdėtų 1000 ir jūs čia visą laiką turėsite įrankį po ranka, kuris dar daugiau generuos jums pardavimų. Tai iš tikrųjų, kaip ir sakiau, kiekvienas variantas yra geras, kiekvienas pasirinkimas yra geras, tik tai jūs turite nuspręsti, su kuriuo jūs norite startuoti ir su kuriuo būdu jūs norite pradėti užvaldyti pasaulį ir žinoma, norite išpildyti savo svajones, nes Livijon jums tikrai gali padėti. Taigi palieku jūs su tuo klaustuku, kaip savo kelią Livijon pradėsi tu, kaip pradėsi pildyti savo svajones. Šitą klausimą jums gali padėti atsakyti tas žmogus, kuris pakvietė jūs išklausyti šią prezentaciją. Taigi tikrai tikiu, kad jūs galite padaryti, tikiu, kad jūs galite pasiekti aukštumų ir aš esu pasirengusi padėti tai padaryti. Todėl užbaikit pokalbį su tuo žmogum, kuris parodė jums šią prezentaciją, priimkite tinkamus sprendimus ir lauksiu jūsų mūsų vidinėse grupėse, vidinėse čatuose, kur mes tikrai laukiam jūsų išskėstom rankom ir norime padėti padaryti viską, ką norite padaryti jūs. Taigi šiandien tiek ir iki sekančių kartų. Ate.